Sveiki visi, tai naujas epizodas. Kas pasikeitė jau šiek tiek, tai turim jau slenčius uždėtus. Kaip jie užsidėjo, tikrai nefilmau, nes aš ten pjaušiau, užėjau, lyginau. Jeigu susitvarkau lempas, tai manau iš tikrųjų, kad sport pasą galėsiu neužilgai imti. Aš jam bandyti jungti smap sensorių. Nežinau, ar man pavyks, bet pabandysiu, tai žiūrėsim. Turim jau ir sėdinę sumontuotą. Tvirtai laikas, viskas gerai jau bus. Tik biškai kažkaip atrodo labai stačiai jinai stovi. Tai čia gal toks modelis pačios. Arba tie laikikliai bus biškai tokie kitokie, nes skirtingų sakiau negu vairuotojo pusės. Tai turbūt šitie gali būti, kad biškai skirtingi. Tai va, žodžiu, mašina jau padaryta, suprogramuota, kad 6 buvo vandens, tai dabar pasikeičiau visas babinas. Nu dabar liktais motoras labai gražiai dirba. Jeigu neklystu, čia ir tas apsukas dabar gražiai renka viskas. Tarkim. Manau, kaip mašina ir fixed, sutvarkyti jau. Tai va, bandysiu prasivažiuoti jau čia. Pasižiūrėsiu, ar iš tikrųjų viskas tvarkoja ir kaip reaguoja į gazą. Tai va, kaip matėt, mašina važiuoja. Ir ko labiausiai mašinai reiktų žiauriai dropo. Tai čia su tokiu, tai nesąmonės, sakai, net neįmanoma važiuoti, kas čia. Gerai, jau čia priekį gal nedėsiu kol kas aš to. Tai dabar kol kas paliekam taip, kaip yra. Tai žodžiu, kuo toliau tuo man jau nebeturiu žodžių. Čia išpūvė, neįsisuka. Tai ką turim užmontuotas ratlankis. 235 Cam 5 užsimoja. Šiaip galėjau gal ir net mažesnis uždėti, bet nu, man tiks, manau. Bandysim gal užmaut, pasižiūrėti kaip stovi. Bet aišku, žinau, kad reikės arką dar daugiau pjauti, tai čia gali būti tiesiog rūbins. Ir tada priekį atgal atsikeisti, nes ta, kur padanga leidas, susitvarkiau. Gerai, pažiūrėjus iš čia, tai maksimaliai lievai atrodo. Žiauriai lievai. Atrodo, kad man jos teks parduoti galimai. Žodžiu, šituo aš tikrai nedėsiu. Nes kaip džipas atrodo, tai man tikrai to nereikia. Tai dedam atgal Style 6, o šitos pardavims. Galbūt tikrai geriau atrodys, bet
Tai ką, nauja diena, tai turbūt dabar reikia vėl nusimt priekinį ratą, biškį nusidažyti suportus, kad gražiau atrodytų visą tą vidų, priekių visam galui realiai. Tai dabar tą padarom, tada iškart gal net nudropinam apačią biškį, taip žemiau mašiną truputį, gal irgi taip pat. Na, dabar yra klausimas, kiek leis tą mašiną, tai reikia žiūrėti iš akies. Nu, žiūrint, kaip stovi. Gal užteks ar ne? Kaip? Nieko nepasileido. What the fuck? Nu, žiūrim vėl. Nu, minimaliai dar biškį dar. Bet jau šiek tiek į tą pusę. Jau geriau. Pasirodo, ratas nebeužsideda, nes remiasi į koilo reguliavimą. O į šitą juodą remiasi jau su daugiau dropų. Tai čia nieko gero. Pradeda remtis, tai reikia tiesiog bandyti užtaikyti taip, kad tiesiog būtų jau per milimetrą nuo rato pačią. Ir tokiam aukštį bandyti žiūrėti, turbūt kaip stovi. To, kad biškį per platus ratas. Būtų koks 8 jotų, tai būtų jaučiu pats tas. Dabar ir kaip ir. Nu, va, čia jau čia bus maksimaliai, ką galiu suleisti, nes čia jau ten, va, toks atarpelis gal tarp pačio to koilo ir ratlankio. Reikia žiūrėti. Nu, balia, kiek daug, na. Šiaip gal net man iš tikrųjų ir patinka, kai va taip stovi. Tas priekis, kad čiučiut aukščiau, nes krekždėm eina originaliai tas galas aukštesnis. Dabar kaip taip sudropinta. Jis realiai tolygus gaunasi. Aš gal čiučiut net priekis aukščiau. Bet šiaip gal visai ir nieko. Čia gal taip ir palikti. Bet jau čia vis tiek reikia pasikelti galą vėl, nes sport pasai technikiniai eisi, tai kad aš ten viską nenaraučiau pačioj. Tai turbūt jo, reikės taip padaryti. Tai ką, manau, šiam epizodui bus tiek. Bolingo dar kažkaip neatsinčia. O sekantį degs tikrai bus negreit, nes jau biškį man nusiboda čia jums rodyti, kaip tą mašiną tiesiog vietai stovi ir nieko nevyksta, rods nuiminiai uždedu. Tai turbūt tikiuosi gal kokius jau iš pirmos treifkės turėtume videką gauti. Aišku, dar reikia pirmą sport pasą susitvarkyti, tai jo. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.